ilgo kelio pabaiga, tai jausmas tikrai geras. Taip kažkaip nesitikė, atrodo kaip kine, žinot, šalia. Ateiname kupini ryžto, susitelkimo ir energijos siekti numatytų tikslų. Atsinešame stiprų partnerystės ir solidarumo jausmą. Sveikinu visus su naujaisiais metais ir naujutėlių eurų. Pasirodo, kai reikia, užsispiriam ir turim rezultatą. Šiandien mes turim ir eurą. Visiems aš tikrai norėčiau palinkėti sveikatos, palinkėti gerovės ir kad šiais jau 2015 metais visa kas pozityvu pasidaugintų iš 3,45228 kartų. Su naujaisiais, brangieji. Pirmiausia, kviečiu prie bankomato ministrą pirmininką poną Algirdą Butkevičių. Tai antroji kupiūra. Lietuvos institucijų vadovų ir užsienio svečių rankose naujo pavyzdžio 10 eurų nominalo banknotai. Būtent eurus nuo šios nakties išduos bankai ir jų bankomatai. Nuo šiol atsiskaitysime ir grąžą jais gausime prekybos vietoje visose Lietuvos ir eurozonos šalyse. 3 eurai. Aš manau, labai gražu yra, kad ant monetos mes turime vytį. Tai yra labai stiprus simbolis iš Lietuvos. Už euro įvedimą visus labai sveikinu.